Pradedama Šeduvos gimnazijos renovacija. Statiniams atnaujinti žadama skirti 6 milijonus eurų. Dar tiek pat bus investuota į įrangą. Projektą finansuoja Šveicarijos fondas, besirūpinantis ir Žydų istorijos muziejaus Dingė Štetlas statybomis. Po renovacijos Šeduvos gimnazija turėtų būti viena moderniausių šalyje. Kiek mes ten gaunam? Šeduvos gimnazijos bendruomenė žinia apie milijoninės investicijas pasiekė pavasarį. Tada pažadais apie įstaigos modernizavimui skiriamą biudžetą be limito buvo sunku patikėti. Be abejo, nustebino, mes tikrai nelaukiam ir kurį laiką galbūt net ir negalėjome patikėti tuo, kokį pasiūlymą girdim. Gimnazijai pasiūlytas biudžetas visiems 3 įstaigos pastatams renovuoti ir įrangai pirkti. Neseniai prasidėjo statybos darbai specialiojo ugdymo klasėse. Darbininkų netrūksta, tad darbas vyksta sparčiai. Mes čia buvome pakviesti tiesiog, kad nuimti visą grindinį ir nuimti plyteles. Galima sakyti, griovimo darbams mes buvom pasamdyti čia. Tas darbas, kurį mes darom, tai bent jau aukštų virš aukščiau, tai buvo per vieną dieną padarytas visas griovimas. Didžiausias dėmesys neįgaliųjų poreikiams. Specialiosios klasės renovuojamos pirmiausia. Šeduvos gimnazijoje ugdoma apie 60 vaikų su negaliomis, kurie atvyksta iš viso Radviliškio rajono. Šitie pastatai bus pritaikyti ir jeigu atsirastų mokinių su judėjimo negale, iš tiesų ir, sakykime, atnaujintos priemonės visos bus pritaikytos jiems. Paskui bus renovuojami ir kiti pastatai. Šiame pastate, kuriame dabar esam, 5-12 klasių mokinių mokymosi vieta, tai ypatingas dėmesys yra sutvarkyti visą infrastruktūrą, priderinant žmonėms su negale. Pastatų renovacija kainuos apie 6 milijonus eurų. Šveicarijos labdaros fondas, kuris finansuoja ir Žydų istorijos muziejaus Dingės Štetlas statybas, žada dar tiek pat lėšų įrangai. Tai vienas brangiausių ugdymo įstaigų renovacijos projektų šalyje. Tikimasi, kad investicijos į nei 300 gyventojų neturintį Šeduvos miestą paskatins jo plėtrą. Netrukus atsidarys ir pasaulinio lygio muziejus. Jau netrukus statybas pradės ir didelė medienos perdirbimo įmonė. Visa tai susideda į tai, kad patrauklios darbo vietos, patraukli vieta, vaikams yra patrauklios ugdymo sąlygos. Gimnazijos renovaciją ketinama įgyvendinti per šiuos mokslo metus. Mokykla taps viena moderniausių šalyje. Viliamasi, kad patrauklios darbo sąlygos padės privilioti ir daugiau jaunų mokytojų.